Sveiki atvykę į Monte Carlo istorinių automobilių ralį, kuriame šiemet dalyvauja net 3 lietuvių ekipažai. Pagaliau prasidėjo greičio ruožai, lietuviai dabar yra labai užsiėmę sukiodami vairą ir naviguodami Prancūzijos Alpėse, o mes, tokie kaip laisvo grafiko turistai, sugalvojom jum papasakoti, kas yra tas istorinių automobilių ralis. Atrodo gerai, nei paėtas, nei pagrautas. Štai visi lietuviai degaliniai. Kur esam? Tai mes D miestelėje, dabar liko tik vieną greičio ruožą įveikti šiandien, 3 jau įveikėm, kol kas sekasi panašu, kad labai neblogai, nors ruožai iš tikro buvo lengvi, kaip vairuotojų net nebuvo iš tikro ką veikti, pagrindas buvo kelio knyga, kas lėmė ir šturmanas, o vairuotojai buvo pakankamai paprasta, o dabar važiuojam ten, kur tikrai bus sunkiau. Koks greičio ruožas laukia? 4. Col de Horizon, per labai aukštą kalną pervažiamas, kuris niekad... Kas tenais įdomaus? Sniego, ten yra sniego, jo, taip, ten yra sniego, ten dabar uždėjom žieminės padangas, nes gavom duomenų, kad apie kilometrą gal mažiau yra sniego, tai vien dėl tiek neverta rizikuoti. Gerai, turim lėkti, jau pravažiavo konkurentai, lėkiam.